Kaip tai atrodo? Na, paprasčiausiai norime siekti kažkokių savo tikslų ir žiūrėk, mes jų nesiekiam. Norime įgyvendinti kažkokias svajones ar norus ir žiūrėk, nieko dėl to nedarome. Kitaip sakant, tai yra tai, kas pradeda mus pačius stabdyti. Natūralus žmogus tada iškelia klausimą. Tai kągi man tada daryti? Na, vieno magiško sprendimo ar patarimo nebus. Čia jau eisim per protą ir atsakymas būtų toks. Atpažinti, kur turi vidinį konfliktą. Pripažinti, kad tai konfliktas. Kitaip sakant, kad šitos dvi dalys prieštarauja ir pradeda kelti diskomfortą, trinti, nepatogumą, iššūkį, problemą. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tai jau yra problema. Ir kai tu atpažįsti ir pripažįsti ir nusprendi imtis veiksmų, kad tas konfliktas tau nebetrukdytų, tai va tada tu savo ir nusitiesi kelią pamažu įveikti tą problemą. Ar specialistas gali padėti? Žinoma, gali padėti atpažinti. Na, pripažinti vis tik teks pačiam ar pačiai. Gali padėti išsigryninti, kurią kryptimi eiti. Kai kurie to nedaro. Gali padėti galbūt išsigryninti pirmus žingsnius, kuriuos reiktų žengti, bet vėlgi žengti teks pačiam ar pačiai. Tai užtvirtinimui. Kaip atpažinti? Kai savo pačios frazuotėj atrandi sakinį, bet kažkas kažkur kažkaip. Kitas variantas gali būti nepaisant. Pavyzdžiui, nepaisant to, kad žinau labai daug informacijos, labai daug visko perskaičiau, surinkau ir sužinojau, aš nieko nedarau. Nesiimu jokių veiksmų. Stoviu vis tiek vietoje.